šiandien tikėsimės prisiskambinti mums reikalingiems valdininkams. Iki to laiko, kol mes bandysim su jais susiskambinti, Neringa dar norėtų perskaityti skundą, kurį yra parašiusi 15 metų 07 dieną 13 dieną. Paskaitykit, Neringa. Aš, Neringa Gerasimovienė, turiu skundą dėl vaikų teisų skyriaus vedėjos Aldutės Jaseliūnienės dėl netinkamo bendravimo, kadangi šiuo metu vyksta teismo pasiruošimas su tėčio tvarka. Kad vaikų teisų netvyko, aš jau... Kol dar teismas neįvyko? Kol dar teismas neįvyko, Aš jau gaunu grasinimus ir SMS žinutės iš Aldutės Jaseliūnienės privataus numerio. Taip. SMS tekstas. Neringa, prašau Rolandui Matakui savaitgalį duot sūnų ir apskritai duot dažniau, supratai. Jei vaiko neduosi, turėsi didelių problemų, kurių tau padarysiu. Taip. Ir aš tada, kaip jai buvau parašius šitą atsakymą, sakau, kas čia rašo, nes vis tiek telefonu buvo tai rašyta SMS. Jinai parašė vaikų teisų skyriaus vedėja. Čia rašo, aš galvoju, kad vis tiek kažkas juokauja jos vardu. Tada aš nuėjau sekančią dieną iki jos kabineto, paklausiau apie šitą SMS, jinai mane net nereagavo. Ir pasakė, ko tu čia nesupratai, juoda ant balto parašyta, aš tau aiškiai parašiau SMS-ų. Ir jinai griežtai su manim šnekėjo, iki ašarų mane davedė. Tada aš su tuo visų SMS-ų nuėjau iki teisininko, pasižiūrėti, ar tikrai čia jos numeris, pasitikslinau, tai čia jos numeris. Ir tada nuėjau iki mūsų mero, patikiau šitą lapą. Ir gauti atsakymą? Jo, aš paprašiau, duodu mėnesį laiko, kad atsiprašytumėte, kad darytumėte kažką. Ir jie atsiprašė? Ne, jinai kitaip išsivartė. Jinai tiesiog per mėnesį laiko, jinai parašė taip. Aš jai gražiai parašiau, sako. Tiesiog ar supratai, kad duot vaiką? Supratau. Na kągi, pabandysime vaikų skyriaus vedėjai prisiskambinti. Jeigu mums pasiseks, mes gausim dar vieną paaiškinimą apie šitą istoriją. Neįmanoma prisiskambinti. Dabar pabandysiu, jūs man paieškokit kito numerio, o aš tuo tarpu policijos komisarui paskambinsiu. Labą dieną. Labai norėčiau pakalbėti su Andžiai Grudzinski. Taip, viešoji įstaiga Skaidri politika čia dėl penktadienio įvykio su ponia Gerasimovienė. Skaidri politika. Viršininkas bus tik po pietų, šiuo metu išvykęs yra. Aš perduosiu, kad jūs skambinat, galit palikti kažkokį kontaktą. Gal ponas Kapitanovas yra kur nors netoliese, mes su juo galėtume pakalbėti? Yra viešosios policijos skyriaus viršininkas. Tai su juo reiktų kalbėti. Gerai, minutėlę paklausau. Viešosios policijos skyriaus viršininkas irgi taip pat išvyko, ne per seniausiai. Jūs girdit mane dar? Na taip. Girdit? Girdžiu. Tai sakau, viešosios policijos skyriaus viršininkas irgi ne per seniausiai išvyko. O kada grįžne, irgi negaliu pasakyti. Žinau, kad viršininkas bus po pietų. Gerai, bandysim susisiekti su jumis po pietų. Ačiū labai. Gerai, viso geriausio. Viso gero. Va, šitas numeris. Bet... Telefonų ragelių niekas nekelia ir šiandien. Visoje šitoje istorijoje yra neaiški miglota pauzė, kol valdžia supras, ką jai dabar reikia teisingai padaryti. Na kągi, Neringa, mes stebėsime šitą istoriją. Pirmąją dalį vakarykštį pokalbį mes jau išplatinome Facebook'e,
O gavę pirmą informaciją iš jūsų arba iš valdžios atstovų, mes lygiai taip pat paviešinsim. O, atsiliepia. Alio. Labą dieną, Onutė. Labą dieną. Gintras Radvila. Jo, ryšys. Ir niekas su manim nešneka. Ryšys nutrūko, bet dabar mes jį atstatym. Čia mes kalbame su Neringa apie penktadienio įvykius. Situaciją komentuosiu. Dabar net nežinau, ką pasakyti. Pasakyti gali tik tiek, kad ligoninėj būti gulėdama, mačiau, kaip buvo atvežti Neringos vaikiukai, socialinė darbuotoja. Ten, nežinau, su Neringa buvo šnekėta iš tikrųjų, kaip pasakyti, policijos pareigūnai ten labai, nežinau, sakė, mėlyna ausis viskas, nežinau, iš vaikų pusės, iš Luko pusės būtent berniuko didesnio, nemačiau jokių nei brėžimų, jokių ten pažeidimų, nei tausų mėlynų, nei nieko. Vaikas tik save ir verkė. Ar manot, kad jisai verkė dėl to, kad jam buvo šokas dėl išvežimo iš namų? Žinoma, kad šokas. Aš skaitau, kad šokas išvežimas iš namų. Mažesnis vaikiukas tai nesuprato, kas vyksta, džiaugiasi, linksmas buvo, buvus. O vyresnėlis verkė. Sakiau, klausiau, kur mama nieko neatsakė, nes socialinė darbuotoja laikė už rankos, tai aš taip supratau, kad neleido kalbėti paprasčiausiai. Supratau, šiandien mums... Vaikas ir neatsakė. Pašarojo. Supratau, šiandien mums neatsiliepė nei vienas valdininkas. Socialinė darbuotoja atsisakė komentuoti vakar. Negalim šiandien prisiskambinti vaikų teisų skyriaus vedėjai, nei policijos komisarui. Nes policijos komisarui aš noriu užduoti vieną tik tai klausimą. Kodėl buvo Neringai neleisti įsikviesti advokato ir kodėl jai buvo spaudžiama pasirašyti... Jo, jinai buvo spaudžiama pasirašyti tam tos tikrus dokumentus, kur neturėjo pasirašyti iš tikrųjų. Taip. Šitas žinomas faktas. Buvo spaudimas. Čia grinai, aš skaitau, žinokit, susidorojimas. Čia grinai su ją susidorojimas. Kaip manot, kokie motyvai to susidorojimo? Motyvai? Sunku, žinokit, paaiškinti iš tikrųjų. Žmogus neprašo nei socialinių. Gyvena po pusę etato dirbdama, jokių socialinių, nei kažkokia. Dėl kažkokių skundų, jai rizikos šeimą įrašė, net nesuvokiama, kodėl iš tikrųjų tai vyksta pas mus. Tos vaikiukus atėmė nei iš niekur, sakyčiau, būtų alkoholikė, būtų pijokė, nei gerinti, nei ką, tvarkosi moteris. Galėjo pas dėdukus vaikus nuvežti. Aišku, ten tų problemų yra, nes, kaip ir vaikas, kaip ir visi vaikai, berniukai, neklauso. Jinai su auklėjimo tikslais gal sudavė, gal nestipriai nebuvo, tikrai nemačiau, aš aptamties, kad būtų kažkokias mėlynės, arba ant akies kažkokia mėlynė, nieko nemačiau, aš tik mačiau paprastą stovintį vaiką, įsigandusi verkinti. Mano žiniomis Neringa yra įsiskyrusi ir jos vyras pretenduoja vienaip ar kitaip atsimti tos vaikus, gal čia... Taip, jo, jinai su Mataku, ten iš su mažesnio berniuko tėvų, taip labai konfliktas, jisai eina rašo socialiniams skundus, melagingus skundus, nepagristus skundus, socialiniai tai reaguoja. Nežinau, kodėl reaguoja, nes faktų pagal idėją tai net nebūta. Jokio fakto. Kiek aš su ja bendrauju, jokio fakto, ten, kad jinai girto kliauto, ten vaikus be priežiūros palikinė. Tokių faktų net nebuvo. Daug metų su ja bendrauju ir aš nuo mokyklos laikų pažįstu. Ačiū labai, Onutė, už jūsų komentarą. Jūs pirmoji sutikusi mums duoti išsamų komentarą. Mes tos įvykius seksime, kiek galėsime, padėsime Neringai, tikrinsim josios pačios versiją, tikrinsim valdininkų versiją, kada galėsim prisiskambinti jiems. Kol kas mums to nepavyko. Labai malonu, taip, valdininkai iš karto uodegas plauna. Ačiū. Labadiena. Sėdime mes šią studiją su Neringa. Ir kalbamės apie įvykius praeitos savaitės. Ir ką? Norėtume komentaro iš jūsų pusės. Ar vaikas buvo sumuštas, sudaužytas, ar matėsi, kad prieš jį buvo... Asmeniškai aš nemačiau, jokių mėlynių. O gal jūs galite pasakyti, pakomentuoti, ką nors apie Neringą, gal tai ne pirmas kartas, gal jį kaltinama smurtaudama prieš vaikus visai pagrįstai? Mes artimai labai nesam, kaip pasakyti, nebendraujam ir nieko blogo aš negaliu apie tai. Tai ir gerai, tai tuo objektyvesnė jūsų nuomonė.
Dar kartą grįžtume prie ketvirtadienio, penktadienio įvykių. Jūs manote, kad vaikai nebuvo paliesti, prieš juos nebuvo smurtauta. Jūs nematėt kokių nors žymių? Ne, tikrai ne. Ačiū Jums labai už Jūsų nuomonę.